Labą dieną iš Korėjos. Ir tiesiog teko prisiminti, kaip čia buvo, kaip čia toks didelis skirtumas, nesąmonė. Kadangi neseniai korejietiškai įrašinėjom su mūsų šventykla tokį video, 5 dalykai, kurie mane nustebino pirmą kartą Korėjos šventyklose. Tai pagalvojau, būtų įdomu man tokį video įrašyti lietuviškai. Visų pirma, būtų lengva, daug lengviau kalbėti, nereiktų laužyti liežuvio. Ir įdomu, labiau galėčiau išsireikšti. Tai pagalvojau, pabandysiu įrašyti tokią pačią temą lietuviškai. Čia nebus tikriausiai tas video, kur kažkoks gilus labai įkvėps praktikuoti, gal šiaip toks truputį pramoginis. Čia nebus toksai video, kur kažkokio suteiks budistinių žinių, įkvėps praktikuoti, kažkokių praktinių patarimų, tokio dalyko nebus. Tiesiog toks gal labiau pramoginis video. Ir gal labiausiai tinkantis tiems, kurie norėtų važiuoti gyventi Korėjos šventykloje arba šiaip pakeliauti po Korėją, nes kai kurie dalykai susiję iš viso apskritai su Korėja. 5 dalykai, kurie mane nustebino pirmą kartą atvykus į Korėjos šventyklą ir į Korėją. Pirmi dalykai gal bus tokie truputį juokingi ir iš tikrųjų tie 2 pirmi dalykai, jie galėtų būti bet kas. Bet aš juos pasirinkau tuos 2, todėl kad atsimenu, koks šokas buvo tai pamačius ir iki šiol tą atsimenu tą šoką. Tai iš tų daugybės mažų keistų dalykėlių pasirinkau tuos 2 pirmus. Taigi, pirmą kartą sėdau į lėktuvą 2000 metais, kai man buvo 24 metai. Nusileidau Korėjoje, čia Seule. Atsimenu labai ryškiai visą kelionę, visą kas pasitiko, kaip ten viskas, kiekvieną detalę tiesiog atsimenu. Bet po to prisimenu, įvažiavom į šventyklą ir tas vienuolis, kuris buvo kartu, labai čia rodo, va čia, žiūrėk, čia mūsų šventykla, čia gyvensi, praktikuosi. Ir atsimenu, kad aš nematau jokios šventyklos. Visų pirma, dėl to, kad jinai buvo tokia didelė, kad man jinai buvo per didelė ją pamatyti man. Tai ką jis ten rodo, tos stogus, ten kažkokius piešinius, nieko nematau, bet tik matau vieną dalyką priešais save. Ir negaliu suprasti, kokią lentynėlę man įdėti tai, ką aš matau. Tai buvo, net nežinau, kaip čia teisingai lietuviškai vadinasi, bet tai buvo kavos pardavimo automatas. Kavos vienas buvo kavai skirtas, o kitas didelis šalia visokiams gėrimams. Tai buvo labai keista. Mes įsivaizduojam šventyklas, ypač zen šventyklas, kaip tokias griežtas vietas, kur žmonės beveik nevalgo, tik praktikuoja, nekalba, tyla, ramybė. Ir atvažiuoju ir pamatai čia kažko kavos ir gėrimo automatus. Nes tai tiesiog buvo išankstinis nusistatymas, kaip turi atrodyti zen šventykla. Tai toks, atsimenu, iš karto vertinimas. Koks čia nesąmonė. Bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad metams einant, labai buvau dėkinga tiems automatams. Toj pirmoji šventykloje, kur gyvenau, Hwagesa šventykloje, tai ten nelabai to naudojausi, bet po to, kai tapau jauna vienuolė ir išėjau mokytis į tokio vienuolių, taip vadinamą universitetą, kur tik vienuolės šventyklose, labai griežta atmosfera ir labai griežta disciplina, mokosi kaip tapti vienuolėmis, praktiškai, galima tai pasakyti. Tai tada ten irgi buvo tie automatai kavos. Tai buvo vienintelis, ypač pirmais metais, kurie yra patys griežčiausi. Tai tada
kadangi nėra visiškai jokio laiko ir laisvės nėra visiškai. Antiek nėra laisvės, kad tu negali net į dangų pasižiūrėti, nebūt apriektas. Ką jau čia dabar darai? Grįžk į šį momentą. Į tualetą, aišku, niekur negali nueiti be jokio leidimo. Kad ir kas tau atrodo, kad apalpti gali. Nesvarbu, kas tau atsitiktų, tu be leidimo niekur negali nueiti. Tai būdavo, ir ten taip pat be visų kitų dalykų būdavo ir daug fizinio darbo. Tai vienintelė pramoga ir toks atsipalaidavimas, pats įmanomas didžiausias atsipalaidavimas būdavo, kai po didelio sunkaus darbo vyresnės vienuolės mus nuvesdavo prie to kavos automato ir būdavo ten kokios 10 minučių, kad visoms nupirkdavo po puodelį kavos. Ten ir ta kava 3 viename tokia. Tai bet čia nesvarbu, bet kas ten gali būti iš tikrųjų. Ir tos 10 minučių būdavo saldžiausias įmanomas, didžiausias atsipalaidavimas įmanomas. Tai iš tikrųjų tais momentais iš tikrųjų pajutau dėkingumą toms mašinoms ir tiem žmonėm, kurie sukūrė tas mašinas. Nors dabar iš tikrųjų, kas atvyksta į Koreją, gali pamatyti, kad nelabai daug tų mašinų. Jos po truputį išnyksta, kažkur mieste gali būti, šventyklose nelabai jau jų yra, nes taip jau atsitiko, kad koriečiai ir vienuoliai, ir pasauliečiai labai pradėjo mėgti geros kokybės kavą. Tai jau tos, kur pardavinėtose automatuose nėra geros kokybės, tokia prasta. Ir kažkaip išnyko, gal ir ne tik dėl to, gal ir kažkokių sanitarinių dalykų, vis tiek ten jos nėra tokios higieniškos. Antras dalykas irgi buvo šokas, bet irgi dėl to, kad turėjau išankstinį nusistatymą, kaip turi būti, kokia turi būti atmosfera Zen šventykloje. Tai irgi praėjo kažkur tai kelios dienos po mano atvykimo ir atėjo pirmas sekmadienis. O ta šventykla, jinai yra Seule ir jinai yra labai didelė šventykla. Ir ten vyksta ir giesmės, ir meditacijos, visokios programos, daugybė programų ir vaikams, ir suaugusiems. Ir ateina mokytis budistinių piešimo, ateina mokytis budistinių kažkokių mokymų. Yra daugybė programų, iš ko tu gali pasirinkti, kažkokių net ir kultūrinių programų, nebūtinai viskas susijęs su budizmu. Tai automatiškai, kadangi yra tokių dalykų, automatiškai sekmadienis yra labai užimta diena toje šventykloje ir labai triukšminga diena. Tikrai galima sakyti, 100 žmonių ateina. Ypač kai būna dieninės giesmės 10 valandą. Tai būna pilna šventykla, kaip turgus praktiškai galima pasijusti. Tai irgi pirmą kartą tada atėjo tas sekmadienis, toks triukšmingas. Tas triukšmas tai jau gal ne tiek stebino, nes gana triukšminga iš tikrųjų šventykla kasdien. Bet einant pro Darmo salę, išgirdau pianino garsus ir chorą. Ir tas choras dainavo ne šiaip ten kažkokią gal, nežinau, zen, pavyzdžiui, kažkokią giesmę ar ką, bet ne, kažkokią tai labai lengvą pramoginę kažkokią estradinę muzikėlę, dainelę. Na irgi, kai išgirdau ir paskui pamačiau, ten moteris, keliasdešimt moterų stovi, dainuoja, joms ten dirigentas yra atskiras, su pianinu groja. Tai irgi nežinau, į kokią lentynėlę man šitą informaciją įdėti. Tiesiog, visiškai priešingai, kaip aš įsivaizdavau Zen šventyklą. Bet paskui tiesiog priėmė, aišku, čia kultūrinis dalykas. Priėmė kaip kultūrinį dalyką ir kuo toliau ten esu tenai. Yra labai normalus dalykas, nėra čia, kad čia prieštarauja, pavyzdžiui, Zen praktikai. Kodėl?
O kodėl tai prieštarauja zen praktikai? O dainos iš tikrųjų gana, visos turi labai gilią prasme. Dauguma dainų yra budistiniai mokymai, kažkokių zen meistrų mokymai. Visos turi kažkokią prasme, nors kai nesupranti, labai jos skamba kažkaip tai, kaip toks kažkoks estrada, popsas, kažkoks neaiškus. Bet iš tikrųjų turi labai gilią prasme. Ir netgi vėliau jau, kai pradėjau suprasti, tai išgirsti ten kokią dainą ir iškart priimena, kodėl aš čia esu, ką aš čia darau. Padeda netgi ir tos dainos. Aišku, dabar, kur esu tokio šventykloje labai mažai, jos neturi tų chorų. Čia tik tai didelėse šventyklose, ne visos ir didelės turi chorus. Trečias nustebimas, gal toks rimtesnis, ir manau, kad kažkaip turėtų, jeigu Korėjos budizmas nori stipriai išsilaikyti, kas dabar taip nėra, nes labai silpnėja, ypač vienuolių labai mažėja, bet jeigu nori sustiprėti, turi pakeisti šitą dalyką, kažkokiu būdu rasti kažkokį tai būdą, kaip pakeisti dalyką. O tas dalykas yra tai, kad žmonės, visų pirma, paprasti žmonės, kurie ateina į šventyklą, jie nedaro jokios meditacijos praktikos. Nes tradiciškai čia irgi yra toks, gal Azijoje apskritai toks tradicinis dalykas, kad pasauliečiai remia vienuolius ir šventyklas. Tai jų yra pagrindinis darbas, nes neturi laiko tiesiog tokiems, ten kažkokia meditacija, jie įsivaizduoja, kad tu turi tam skirti visą gyvenimą. Vienuoliai medituoja, o pasauliečiai juos remia. Tai čia toks jau atgyvenęs, aš manau. Atgyvenęs dalykas tikrai, nes šiais laikais bet kam reikia meditacijos. Čia skamba taip biškai kaip lozungas. Bet ypač jauniems žmonėms, kad pajusti tą praktikos ir gilumą ir prasmę ir suprasti, apie ką iš viso šitą praktiką, tai ateiti pagiedoti arba paklausyti, kaip kažkas kitas pagieda, tai prie nieko neprisiliečia jie. Tiesiog kažkoks tai toks kultūrinis patyrimas ir tiek. Ir yra tas dabar žmonių susidomėjimas meditacija ir Korėjoje, bet vis tiek jis gana mažas tas susidomėjimas pakankamai, nes vis dar tas gajus, labai stiprus tas įsitikinimas, kad tai yra vienuolių kažkoks darbas. Bet yra daug šventyklų iš tikrųjų deda pastangas ir turi specialias grupės, kad ateina ten, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį susirenka meditacijos grupė. Bet tai netgi ir darant tai vis tiek yra kaip ir kažkokia tai speciali praktika. Tai nėra akcentuojama, kad tai turi būti kasdienė praktika, kad tavo kasdienio gyvenimo dalis turi būti meditacija. Tai dar nėra kažkaip tai taip suvokiama. Tai jeigu tu nori pabandyti meditaciją, turi eiti kažkokią specialią grupę ir ten pabandyti. Tik tai taip. Labai įdomu, kažkokia speciali praktika. Net iš tikrųjų labai įdomu, kad net ir vienuoliai taip daro. Nes yra vienuoliai, kurie skaitosi zen vienuoliai, kurie tik meditaciją daro. Tada užsidaro, gali ten 2 kartus per metus, po 3 mėnesius yra atsiskyrimai, kur vien tik tada jie daro meditaciją, tada nedaro nieko kito. Jokių giesmių, jokių nusilenkimų, nieko, tik meditacija. Ir aš dalyvavau tokiuose atsiskyrimuose, būtent su korėjiečių vienuoliam kartu, nes vienuoliai atskirai, vienuolės atskirai meditacijos salėse. Ir šventyklos net atskirai, net toj pačioj šventykloje. Ir po to, bet kai baigėsi tas periodas, visi dažniausiai grįžta į savo mažesnės šventyklėlės ar kažkokios tokias šventyklėlės, kur nėra skirta meditacijai tos šventyklos. Ir tada jie, kadangi tos šventyklos neturi kasdienėje praktikoje meditacijos, ir tada net ir tie vienuoliai, kurie yra užkietėję meditatoriai, jie irgi tuo periodu beveik nedaro meditacijos. Tu gali daryti, kažkiek tai išeina daryti asmeniškai, bet tai yra labai sunku išlaikyti asmeniškai, kai jeigu tu gyveni didesniai
ar net ir mažoj šventykloje, bet kadangi turi rūpintis daugybę dalykų ir esi įtrauktas į daugybę veiklų ir rūpintis šventyklą, vien tik sutvarkyti šventyklą labai daug užima laiko. Kad tiesiog neužtenka laiko ir net nėra patogios kažkokios tai infrastruktūros, kaip čia pasakyti, nėra patogios situacijos, kaip daryti tą meditaciją. Jeigu tu vienas ten kambarį kažkiek gali pasėdėti 15 minučių, pusę valandos, bet nebus tokia, ten, kad tu kelias valandas, pavyzdžiui, sėdėsi. Tai kiek teko bendrauti, kiek teko matyti tos vienuolius, pasėdė atsiskyrimą, tada kai grįžta labai minimaliai daro. Jeigu minimaliai išeina, tai jau gerai daro meditaciją. Bet dažniausiai neišeina visai daryti, tiesiog giesmės daro. Nes kiekvienos šventyklos skaitos pagrindinė praktika yra giesmės. Tai yra nepajudinamas dalykas. Nes visi žmonės ateina būtent į giesmės. Tai čia šito negali nei praleisti, nei nutraukti, niekaip čia turi dalyvauti, jeigu tu atvyksti į tą šventyklą. O meditacija toks ir lieka, speciali praktika kažkokia. Tu turi važiuoti specialią meditacijos šventyklą, kad ją daryti. Ir kai baigėsi tas periodas, tu negali pasilikti toj šventykloje. Atskirom situacijom gali pasilikti, jeigu tu ten kažkokį gauni darbą, kažkokį tai kaip vienuolis darbą gali gauti. Bet dažniausiai neišeina ten pasilikti, nes ten turi jau savo vienuolius, kurie užsiema ten tais visais dalykais. Bet net ir tos šventyklos, tos meditacijos pačios šventyklos, irgi, kai baigėsi meditacija, toliau kasdienės praktikos būna tik giesmės, tos meditacijos jos nebevyksta. Vėl net ir ten gyvendamas, tu vis tiek turi tik asmeniškai kažkokiu būdu rasti laiko tai padaryti. Tai šitas dalykas toks įdomus buvo ir iki šiol yra, kad žmonės tiesiog nesusijungia. Tas kažkaip meditacija, nors ir tokia gili ta meditacijos kultūra Korėjoje, labai su daugybė mokytojų ir tradicija labai gili, bet kažkaip tai iškrenta iš kasdieninio gyvenimo. Tai ne taip kaip pas mus, kaip, pavyzdžiui, mūsų zen centruose Lietuvoje. Jeigu ateini į zen centrą, pavyzdžiui, kasdieninė praktika visada susideda iš kelių dalių. Giesmės, tai yra nusilenkimai, giesmės ir būtinai meditacija. Gali kartais būti, kad nebūna nusilenkimų arba nebūna giesmių, gali būti vienas iš tų dalykų, bet būtinai bus meditacija. Nebus, kad tik tai buvo giesmės ir viskas. Kvaila viltis yra, kad kaip nors kažkokiu būdu Korėja, kad išmoktų šitą dalyką, ar atrastų iš tikrųjų patys žmonės, kad atrastų, kad meditacija taptų kasdieninio gyvenimo dalis. Tai jeigu vyksta, pavyzdžiui, giesmės, kaip čia tokioj salėje, kaip dabar aš čia sėdžiu, vyksta tos giesmės. Tai kai pasibaigia giesmės, tada galėtų būti meditacija bent pusvalandžio su tais žmonėmis, kurie dalyvavo giesmėse. Ir kad tai būtų normalus dalykas, ne kažkokia speciali praktika, kad tokia yra viltis pas mane. Bet aišku, koks čia mano reikalas, čia kitų žmonių sena labai kultūra, jie kaip nori, tai taip ir padarys. Bet matyti, kad jiems to trūksta ir kad tai būtų labai didelė nauda, kad tiesiog tai įeitų į kasdienybę tą meditaciją. Tuo labiau, kad jie turi labai gilę tradiciją būtent meditacijoje. Čia buvo toks trečias dalykas. Ketvirtas dalykas irgi tikiuosi, kad kažkaip, nežinau, čia nepasikeis, nes dabar, kol aš esu čia 24 metus Korėjoje, tas tik į blogą keičiasi, kiek matau. Tai ketvirtas dalykas labai nustebino, kad pačiose šventyklose yra veganiškas maistas. Bet šiaip visoje Korėjoje
žmonės labai prisirišę prie mėsos valgymo. Ir galiu naudoti iš tikrųjų tą žodį prisirišę, nes kiek tenka pakalbėti su žmonėm, kad jie neįsivaizduoja nei vieno maisto valgymo be mėsos ar žuvies. Ir budistai, pas mus, pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje irgi iš mano patirties tampi budistu, automatiškai, kadangi yra pirmas įžadas nežudyk, automatiškai tai susisieja. Ir bent kažkiek dauguma žmonių iš viso nustoja valgyti, kam būna, kam neišeina, aišku, nustoti, tai bent jau mažina ar kažkaip tai nėra, kad net apie tai net nepagalvoja. O Korėjoje atrodo, kad tai irgi nesusiję dalykai. Ir pasauliečiai jau, kad valgo, tai čia iš viso nieko neįmanoma, net nustebti negalima, nes jie nesuprastų, kodėl jie turėtų nevalgyti tos mėsos. Bet ir vienuoliai. Iš pradžių buvo labai keista, bet paskiau supranti, kad tai irgi yra labai stiprus kultūrinis dalykas. Bet kokiu atveju aš čia esu svečioj šaly, tai aišku, ne mano reikalas ten aiškinti, kaip jūs čia neteisingai nesuprantat budizmo. Tiesiog dabar jau net nesistebiu, tiesiog labai natūralus dalykas, visi žmonės tiesiog negali gyventi be mėsos ir vienuoliai dauguma irgi šventyklos aišku nevalgys, bet už šventyklos ribų valgys ir jeigu paklausi kodėl, ko jokiais būdais geriau nedaryti. Bet jeigu paklausi kodėl, tai pasakys, kad iš tikrųjų Buda niekada ir nedavė tokio kaip ir įsakymo ar įžado nevalgyti mėsos. Tai atsirado vėliau, iš tikrųjų, Kinijoje, ten kažkoks tai imperatorius, kuris buvo budistas, sukūrė tokią, tiesiog sukūrė tokią taisyklę, kad budistai turi nevalgyti mėsos. Ir kažkaip labai prigijo ir Kinijoje iki šiol, labai Kinijoje, Taivane, Honkongė labai stiprus tas mėsos nevalgymas. Tai tie, kurie atvažiuoja iš tų šalių, irgi labai nustemba Korėjoje, kai pamato, kad taip visi valgo mėsą. Tai čia tiesiog priėmė. Ir įdomu, gal ir pasikeis. Dabar jau, šiaip, jeigu yra žmonės, kurie planuoja atvažiuoti į Korėją ir jie nevalgo mėsos, tai labai sudėtinga keliauti. Yra tik tai pora patiekalų, kuriuos galima rasti, kad vegetariškai, veganiškai, tai iš viso čia. Bet šventyklose, sakau, galima šventyklose. Kai kurios šventyklos duoda pietus, ypač sekmadieniais. Bet apskritai, jeigu už šventyklos ribų, labai sunku surasti vietą vegetarams ar veganams. Tai čia gal tokia naudinga informacija tiems, kurie kada nors nori apsilankyti Korėją ir jie nevalgo mėsos. Bet šitas dalykas yra ne tik Korėjoje, apskritai Azijoje, dabar dauguma žmonių turbūt yra, bent kažkiek keliavę po Aziją, tai žinos, kad labai žmonės mėgsta mėsą. Labai sunku rasti vegetarišką kažką be mėsos. Ir iš tikrųjų net ir įdomu stebėti, ir tas daugėja. Pavyzdžiui, Korėjoje, man atrodo, tas daugėja. Ir netgi iki tokio lygio, kad anksčiau Korėjoje pradėjo kurtis tokie indiški restoranai, dažniausiai indai arba nepaliečiai juos atidarydavo ir nedaug ten nepopuliaru būdavo, nes korėjiečiams tas keistas maistas, bet po truputį darosi populiaru tie indiški restoranai, bet iš pradžių tie indiški restoranai buvo vienintelė galimybė rasti vegetariškų patiekalų. Bet dabar jau teko kelis kartus neseniai apsilankyti indiškam restorane ir labai nusivilti. Kadangi pagrindinis kontingentas yra korėjiečiai klientai
Tai tie indiški restoranai irgi, aišku, prisitaiko ir labai mažai pasiliko vienas ar du kažkokie tai vegetariški patiekalai, visi kiti ten viščiukai, žuvis visokios, grinai pritaikė savo meniu prie šalies. Tai iki tokio lygio. Iki tokio lygio taip ta mėsa čia yra svarbu. Bet nereikia daryti iš to, kad blogai, gerai. Nėra tai nei blogai, nei gerai. Tiesiog yra toks kultūrinis dalykas ir kultūriškai žmonės šiuose kraštuose neįsivaizduoja valgymo be mėsos. Ir viskas. Tai nėra blogai, kaip jie taip gali, kokie jie budistai. Iš pradžių aš taip galvojau. Bet čia irgi prisirišimas. Toks pats prisirišimas. Tai leisti tam būti. Leisti korėjiečiams valgyti daug mėsos. Ir paskutinis dalykas, noriu pabaigti gražią gaidą. Bet čia iš tikrųjų nepataikavimas nei korėjiečiams, nei kažkam. Nes to labiau, kad korėjiečiai šito video ir negirdės. Paskutinis dalykas iš tikrųjų apima ne tik šventyklas, bet ir Korėją visą. Kad žmonės labai šilti, korėjiečiai. Ir kartais tenka girdėti, kad iš tikrųjų kai kurie užsieniečiai skundžiasi, kad jos nelaiko žmonėmis, niekina, visokių istorijų tenka girdėti ir visada galvoju, kad mano tai visai kitokia patirtis, kad toks jausmas, kad aš kitoje šalyje gyvenu negu jie. Tai nežinau, ar čia, kad vienuolė gal mažiau tų dalykų būna, ar kad baltoji, nes yra toks dalykas, kad baltuosius labiau vertina. Korėjoje čia, aišku, dėja. Kas yra neseniai buvęs Korėjoje, gal daug žmonių turi tokią patirtį. Korėjai pasiklysti neįmanoma. Ne dėl to, kad čia labai lengva viską rasti, gana sudėtinga, bet dėl to, kad žmonės pamatys, kad tik tai tu sustoji ir kažką jau nežinai, kur eiti ar kaip čia kas veikia, bet tavo prašymo žmonės prišoks ir už tave viską padarys. O šventykloje irgi tas labai jau. Šventykloje, kadangi vienuolės gyvena atskirai su vienuolėm, vienuoliai vyrai su vyrais vienuoliais, tai viena tokia kaip grupė, vienos, kaip pasakyti, rūšies labiau žmonių. Tai gyvenant su vienuolėm šventykloje, aš nežinau, ar kada esu jautusi labiau šeimoje negu šventykloje. Tiesiog gyvenant kartu su vienuolėm, visiškai jautiesi kaip visiškai viena šeima. Ir vos ne kaip vienas kūnas. Nes vos tik tai atsiranda kažkas iškrenta iš normalios situacijos, kažkoks, kad ir mažiausias ar negalavimas, ar sutrikimas, ar bloga nuotaika galų gale. Iš karto reakcija ir iš karto noras padėti. Ir kartais iš tikrųjų būna truputį, kad net mes neįpratę, kad tai būna, kad ir per daug. Bet norėtųsi, kad tiesiog paliktų ramybėj gal. Bet čia toks tiesiog gal ego labiau reakcija, manau, ego reakcija. Bet tas labai taip įspūdinga, labai rūpina, jeigu tu esi kažko dalis, besąlygiškai tavim pasirūpins. Tas šiluma tokia, bet aišku, tuo pačiu, tas ateina ir su kaina. Jeigu tu kažką tikrai padarysi neteisingai, kažką tokio, kad įskaudinsi tos žmonės, su tokiu pačiu užsidegimu, galima sakyti, su tokiu pačiu užsidegimu ir užpyks ant tavęs. Ir gali iš viso nekalbėti ir lygiai taip pat, kaip tau nori padėti, jeigu tik tai tu iškrenti iš tos situacijų sistemos, kažką tai padarai, ne taip, kaip tikėtasi iš tavęs,
maži dalykai nesikeito, bet kažką iš tikrųjų fundamentaliai kažką tokio padarai. Tai tave gali labai lengvai su to pačiu užsidegimu ir atkirsti. Toks, galima pasakyti, toks liepsnojantis charakteris. Jeigu tau blogai, bet jie laiko, kad tu jų dalis, kad ir labai kažkas mažiausias dalykas, jie atiduos tau viską. Paskutinius savo rūbus gali atiduoti. Tik tai, kad tau būtų geriau. Ir čia galima iš tikrųjų apie tą korėjiečių šilumą, rūpestį, norą padėti, galima labai daug kalbėti, bet manau, esmę perdaviau ir jau priartėjau prie pabaigos. Tai ir yra tie 5 dalykai, kurie labai, labai nustebino ir paskutinis labai padarė įspūdį. Tikiuosi, nebuvo labai nuobodu ir gal kažkas bus naudinga, jeigu kada nors sugalvosite pakeliaut po Korėją arba netgi gal pagyvent Korėjos šventykloje. Ačiū.